Aš esu Indrė Vėliavytė, aktorė. Lėlių teatre dirbu dabar jau 4 metus. Spektaklyje Mergaitė su šautuvu aš vaidinu Magdę. Mergaitę su šautuvu. Magdė yra toks vaikas, ji yra labai stiprus vaikas. Bet ji yra stipri ne tame, kad jinai eina ir daro, bet jinai nebijo pripažinti, kad jai yra baisu, pavyzdžiui. Kas yra labai sunku tai padaryti. Labai sunku yra, turbūt sunkiausi dalykai yra pripažinti, kad bijai ir atsiprašyti. Ir dėl to Magda man labai patinka. Jinai labai atvirai viską daro. Labai eina į situacijas tiesiog pilna koja. Jinai labai ryžtinga mergaitė yra. Bet kartu jinai parodo, kad mes kiekvienas galim rasti savyje jėgų pasipriešinti kažkam, kas yra neteisinga. Ir jinai tą parodo, nes jinai spektaklio metu ir pripažįsta savo baimės ir būna jautrių akimirkų, bet jinai vis tiek eina į priekį, nes jinai turi to ryžto. Ir man tas pas ją yra labai labai gražu ir manau, kad tai yra labai svarbu. Ne tai, kad nepasiduoti žmogui, bet tiesiog rasti savyje jėgų gyventi su vidinė teisybė. Aš manau, kad Magda turi tą viduje tokį mygtuką, kur jinai žino, kad va, čia yra teisinga ir aš dabar einu į priekį su šituo žinojimu. Labai didelis džiaugsmas, kad mes imam tokią temą, nes jinai yra sudėtinga, jinai yra jautri ir kad ryžosi teatras tiesiog daryti tokį projektą, tai aš labai labai džiaugiuosi ir kad man tenka jame dalyvauti, aš labai labai džiaugiuosi, nes aš užauginta esu taip, kad ta meilė Lietuvai, meilė mūsų istorijai, meilė viskam, kas nutiko šitoje šalyje, tai man tai yra labai 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 svarbu ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie to, tai kai išgirdau apie šitą spektaklį, tai labai labai apsidžiaugiau, kad tiesiog įvyks toks dalykas. Aš manau, kad manyje anksčiau buvo daugiau Magdės. Dabar gal tas jautrumas ima viršų, bet aš šito viso proceso metu labai stengiausi rasti savyje kuo daugiau tos Magdės ir tiesiog pradedi kitaip žiūrėti situacijas, kaip aš čia pasielgčiau, nes yra lengvas kelias ir yra teisingas kelias, kuris dažniausiai būna sunkus. Ir vis tiek nori, kad gyvenime būtų lengviau. Tai ne visada pasirenki tą sunkesnį kelią. Tai Magda mane išmokė, kad vis dėlto reikia susidėlioti savo prioritetus, reikia susidėlioti tai, kas yra teisinga tau viduje ir eiti tuo keliu.